Labas, aš esu Lina Mas, dizainerių sambūrio įkūrėja, grafikos dizainerių mentorė. Ir šiandien tau pravesiu ekskursiją, kad tu žinotum, ko tikėtis, jeigu nuspręsi prisijungti į ProKlubą. Tave pasitiks pasveikinimo langas ir aplinka labai panaši į Facebooko feedą. Joje rasi naujausius įrašus, diskusijas, dizaino iššūkius, kvietimus jungtis į renginius. Prisijungti prie platformos rekomenduoju pradėti nuo skilties. Pradėti čia, kurioje rasi naujo nario gidą, kuris tave žingsnis po žingsnio supažindins, kaip įsijungti į klubą, kad iš jo pasimtum maks. Kai susipažinsi su taisyklėmis, rekomendacijomis, kviečiu prisistatyti ir drauge susipažinti su kitais ProKlubo nariais. ProKlube tavęs laukia kursas ProDizaineris, kuriame rasi informaciją tiek kaip kurti dizainą profesionaliau, kaip kurti vizualinį identitetą, kaip bendrauti su klientu bei kaip freelancinti. Kainos, portfolio, asmeninio prekinio ženklo kūrimas. Taip pat tavęs laukia ir renginiai. Renginių mes turime keletą. Dizaino iššūkiai tavęs laukia kiekvieną savaitę, besikeičiantis šriftų, logotipų ir iliustracijų. Į kiekvieną dizaino iššūkį tu gali gauti komentarą, kuris tau padės atpažinti, ką tu jau darai gerai ir ką gali daryti geriau. Kiekvieną projektą komentuoju aš ir kiti profesionalūs grafikos dizaineriai, kurie tau padės augti, lavinti estetinę akį ir atlikti dizaino projektus kur kas profesionaliau ir svarbiausia, strategiškiau. Be dizaino iššūkių mes kas antrą ketvirtadienį susitinkam teminėse diskusijose, paskaitose bei kas antrą savaitę vyksta kavageriai Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Ateityje planuojami gyvi renginiai ir stovyklos. Narių dalyje gali susipažinti su nariais, kurie yra ProKlube, užmegzti su jais ryšį, galbūt netgi pakolaboruoti įvairiuose dizaino projektuose. Į ProKlubą dažniausiai jungiasi ambicingi dizaineriai, kurie turi vieną iš 3 tikslų. Pirmasis tikslas yra dizaino įgūdžių lavinimas. Tam yra dizaino iššūkiai, yra skiltis mediatekoje, Design Hub, Level Up ir taip toliau. Antrieji dizaineriai prisijungia į ProKlubą, nes siekia pakelti savo įkainius ir nori padirbėti su metodais apsiskaičiavimo bei savo savivertę. Jiems yra skirtas dizaino įkainių skiltis, kurioje rasite tikrai daug plačios, gilios informacijos apie tai, kaip tai iš tiesų galima būtų padaryti. Ir tretieji dizaineriai jungiasi, nes nori susikurti savo asmeninį brandą, pradėti komunikuoti. Tai šiuo klausimu irgi galiu padėti, atsakau į jūsų klausimus, padedu išsigryninti pozicionavimą, komunikacijos temas ir tokiu būdu vystyti savo profesionalų įvaizdį kaip specialistą. Į ProKlubą dažniausiai jungiasi ambicingi grafikos dizaineriai, kurie siekia vieno iš šių tikslų, bet jeigu tu esi intravertiškas dizaineris, mes tavęs taip pat labai laukiam. ProKlubas yra sukurtas taip, kad galėtų prisijungti tiek aktyviai norintys dalyvauti nariai, tiek labiau pasyvų mokymosi būdą mėgstantis dizaineriai. Iki susimatymų.